Nu, kur Snieška? Ai, voniojinai, tu atneš. Ant padėkliuko mūsų paketėlį. Kaip jautiesi 100 štukų uždirbęs? Nežinau, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Pamatysi, ašgi ne pirmą kartą čia taip suku. Klausyk, tai jeigu pasiseka, tai gal reikia antrą mergą siūsti. Nu, dvigubinam oborotus. Gerai, tu sakai, klausyk. Bet tai kur mes dabar jie gausim dabar tokio? Nu, iš strip klubo, nu jomsgi ten pinigai tik ir rūpi. Bet tai vat vis tiek pas tavį yra galva. Nu tai vat, jo, nu žinai, aš kaip matau. Bet žinai, Romualda, vis tiek kol nepasiperšia, tu jos rimtai neklauso. Ne, nu tai bet mes šitą tai durą mokam stum. Na, šiaip tai ja. Mylėsim, žinai. Jo, tai, kai pamačiau, viską pamiršau. Ir kloji visą pasaulį jai po kojų. Gerai, reikia. Sniegė, tu ilgai tenai dar? Sniegė! Sniegė! Ranka vandens! Sniegė, atsičiūkink! Atsimerk! Ko tu stovi, vandens atneš greitai! Sniegė! Tu nežiūrėk ją, tu duok ramybę lavonam. Всё, turim lavoną, čia jau jokie greitoji nepadės. Reikia vaistinę sulakstyti. Kokių vaistų? Nuo nemirtingumo gal? Čia tik tai vienas vaistas dabar mums padės, žinai koks? Nu? Skalpelis. Nesupratau. Nu ko čia nesuprast? Pas ją skrandį 400 štukų žalio. Mes prapjausim, pasimsim ir ją pakasim tada kažko. Tu ką, apšė visai? Nu ką tu čia? Taigi lavoną vis tiek daktarai skros. Ir viską pasiims savo. Užrašys, kad ten 10 gramų buvo. Ir viską savo. Čia visą laiką tai būna su nelaimingais konteineriais. Ir sakiau, negerk, nevalgyk, ne kolos reikėjo. Tai va kola ir pragraužia kapsulę. Ne, gerai tada, bet vaistinė negerai. Kodėl? Nu ten pas juos sistema visa. Apsišviest galima, ten visą suseka visus skalpelius, kas kur perka ką. Niekas neieškos tos Sniegės. Nu, niekam jinai neįdomi, tu baig tu juokus. Žinai ką? Ir jau su peiliu prapjauk. Virtuvinio? Nu. A tu turns? Nu, bet tu galvą šiaip tai turi. Nu, tai vo. Nu, Romka, tu ir živadioras, klausom. Gerai? Gerai bus. Eik pjauk. Ne, aš nepjausiu. Kaip tai nepjausi? Taigi negyva. Ne, aš negaliu. Romualdai, aš jai buvau pasipiršęs. Aš jai baltų balandžių buvau prižadėjęs. Jinai beveik mano žmona, taigi aš negaliu. Aha, žmona, o taip toj Lietuvoje kiek zaniekų tų žmonų pripjauna. Romualdai, nori savo navaro, nori savo štukas atgaut. Skrandis čia eini ir išsipjauni, tik tai greitai. Kur skrandis, sakyk? Čia? Panašiai. Bailys. Pats toks. Aš gedžiu. Kaip sekėsi? Nu, negaliu ir viskas. Vaizdas, nužiūri jinai mane. Nereikia man to navaro. Atiduosi tiek, kiek įdėjau. Ir rimtai nenorėsi savo navaro dalies? Ne, nenoriu. Vandens turi? Yra čiaupas.
Kaip sakoma, nepadarysi pats, nieks už tave nepadarys. Bet tu niekam nepasakosi. Все, pavargau, kas tu? Tu kas, ką aš gėdžiu, aš negaliu. Jam reikėjo ją kažkur paskandinti, kur kokie pelkiai, kur žmonės nesimaudo. Romka, kask, nu, pas mus bagažinė yra lavonas neškutės, reikia užkast. Tu dabar įsivaizduoji, mes kasam ir mešką miegančią atkasam. Tuoj tu mešką su antpečiais čia pamatysi. Ką? Tu matai, čia senoviai būta daug meškų. Avietynai aplinkui, o kur avietės ten meškos. Jo? Tai? O tai jeigu ją atsikas meškos? Snežana? Ne, jūs mėsos. Meškos medų valgo teisingai, tu sakai. Jo, saldžiai mėgsta. Dėl to tokios storos čia. Давай, ямам. Kas tau? Smarvės nėra iki duobės daneš? Romka, mes su ja taip gerai sutarėm. Jinai mano žmona turėjo būti. Taip pats ir papjoviai. Nu, nepapjoviau, čia aš tik tai prekį išėmiau. Gerai? Gerai, neš. Kaip padangė. Ir įkrito. Čia ženklas. Tegul visiems mums būna tai pamoka. Pasakyt gal kažką reikėtų. Nežinau, gal pagėduoti. Stiekinai man savo. Oi, tu, Snežana, kodėl tu mus palikai? Visi čia susirinkusieji, pagerbkime Snežaną, jos išėjimo progą. Prisiminkime visi gerasias savybės išeinančiųjų, o blogasias pamirškime. Kažkaip labai gražiai pasakei. Žinai, man sava, žinai, buvo vis tiek. Nu, aš mašinai palauksiu, pagėdėsiu. Klausyk, ar tau labiau saldus ar sūrus patinka? Sūrus. Man saldus. Tai aš čia sumaišiau ir tu. Tai tu suvalgyk saldžius, palik man sūrius. Nes man sūrus tik tai patinka saldus. Ne, Tai tavo tik geltoni, gerai? ne tai tavo geltoni, jiegi saldus. Tavo. A, tiksliai. Romka, klausyk, kaip tu galvoji, tas paveikslas labai brangus. Tai aišku labai. O kodėl toks negražus? Ne, tai visi brangus negražus. Paklausykit. Policijos pareigūnai Nemenčinės miškuose aptiko itin žiauriai nužudytą merginą. Pasak liudininkų, jai buvo atidaryta krūtinės lasta, tarsi ketinant išimti širdį. Na, kaip jums tai? Romka, ką tu darytum su tokiu urodu, jeigu pagautum? Aš subadyčiau. Badyčiau 1000 kartų subadyčiau. Ir galvą nupjaučiau paskui. Galvą nupjautum. O tu, Hansai, ką tu nupjautum?
aš tai paskandinčiau. Kanci foto. Durni jūs kaip batų aulai. Vienas galvą nupjautų, kitas paskandintų. Ne, nu, kalbuosi su kažkokiais maniakais. Jauna, graži merga. Nužudyta žiauriausių būdų. O jie į teismą atiduoti ir viskas. Bet dėdė makarai. Eikit į lauką, eikit. Žvėrėjat čia ant akių. Popkornų persivalgėt. Tokia ir graži buvo. O man patiko. Aš sakiau, kad giliau reikėjo kas. A, nu bet tai tavo žmona, tu kur tu nori, ten kasi ten. Romaldai, jinai ne mano žmona, jinai mano tik tai sužadėtinė buvo. Nu bet tai ką, nu tai čia vis tiek. Nežinau. Niekaip nebent tu išduotum tada. Aš. Nu tai negi aš. A. Jinai jau, jeigu tavo kaip sužadėtinė beveik buvo, tai tave stoputovai apklaus. Nu apklaus. Nu ką, sakys, pažįsti? Sakysiu, pažįstu. Bet nežinau, kas buvo. Čia tokių makrukų niekas rimtai netyria. Tenai, žinok, būtų kokie jinai Seimo narė ar kokie, žinai, nu ką čia, daktarus dar labai tyria. Girdėjau jo. O taip tai. A, nu tai gal. Čia. Nu tai gerai tas tai. Šitą, kada mes tą tavarą važiuojam priduoti. Ai, tai dabar laukiu skambučio, jie važinėja babkės renka. Aha. O jie nesuves su Snežana viso to, nu kad... Oi, ne, baigtų. Aš niekada neišduodu apie savo konteinerį nieko. Nes, žinai, čia viskas labai... Va, vieną dieną Varšavoj, kitą dieną Berlyne, dar kitą dieną gali būti kur nors kažkokiam tai dar Velnyne. Nu, bet žemba. Kas čia? Čia manas tik. Atvyko. Kas? Nu va, turim pirmą užverstą žmogų. Ai, nu kad tu irgi... Romaldai, tu labai prietaringas. Užverstas tai užverstas, nu, kas čia žinai, niekas čia ne. Bet vat, man pavyzdžiui, o tu apie mane pagalvoji, man taigi skausmas, buvo meilė. Tai jo. Nėra. Tu jautrus? Labai. Nu, kai tau atsitiks, žinok, pats pamatysi. Bet ir Makaras, va, taip jautrus, taip sureagavo. Aha, tikrai, bet jisai taip, žinai, taip klausė, o tai kaip jūs nužudytumėt, kaip jam turbūt, žinai, įdomu, jis pats tai negali. Kiek jis kantrybės turi. Auksinės žmogus iš tikrųjų, mums pasisekė su juo.